Rugpjūčio 15-ąją per Žolinę Šaukinuose sujudimas. Penktadienio rytą pasipuošę miestelio gyventojai ir svečiai plūdo į Švenčiausiosios Trejybės bažnyčią. Šiltos spindinčios akys, smalsūs žvilgsniai, šventiški rūbai, šventiški veidai ir tas ypatingas Šaukinų dangus, jungiantis ir vienijantis visus, susirinkusius prie miestelio pasididžiavimo senųjų Šventoriaus vartų. Neatsitiktinai jie puikuojasi miestelio herbe vėliavoje. Šventas mišias aukojo Šaukinų parapijos klebonas Eimutis Marcinkevičius. Šaukinų miestelis prie Šonos ir Ilgos upelių santakos rašytiniuose šaltiniuose minimas jau 15 amžiaus viduryje. Spėjama, kad čia nuo seno buvo Šonų giminiai priklausiusio dvaro rezidencija. Vėlesni Šaukinų valdytojai Mikalojus ir jo sūnus Jonas Šemetos. Jau 1486 metais Šemetos Šaukinuose pastatė pirmąją medinę katalikų bažnyčią. 1497 Šaukinų bažnyčioje pastatytas pirmasis altorius. Šis faktas ir Šaukinų miestelio vardas tais metais pirmą kartą minimas istoriniuose šaltiniuose. Po vyro mirties 1499 Margarita Šemetienė iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro išrūpino teisę turėti dvare 2 smukles ir turgaus privilegiją. Nuo šio reikšmingo įvykio datos ir nuspręsta minėti Šaukinų gyvavimo istoriją. Šiais metais Šaukinams 515. Po mišių iš bažnytėlės Laisvės gatve šventės svečiai, kraštiečiai ir Šaukinų žmonės nuvilnijo prie Šaukinų tvenkinio, kur ir vyko iškilmingoji Šaukinų miestelio 515 metų jubiliejinė šventė. Prie atgimusio Šaukinų tvenkinio, skambant Šaukinų himnai, kuriam žodžius sukūrė mokytojas Stanislovas Jokubauskas, Šaukinų seniūnaitis Rimantas Sakalauskas pakelia miestelio vėliavą. Taip skelbiama šventės pradžia. Žemaičių žemė guli gamto, srovena vandenį švamos, užgimt miestelį buvo lemta. Ir vardas Šaukinų nešios, miestelį tų Šaukinų brangus, iš šimtmečių kilęs žilus. Gyvuokitės ir per amžius, prie liūdės žaliųjų šilų. Miestelio šventė rengiama kas 5 metai. Tai daugiaspalvė šventės paletė. Čia ir Šaukinų seniūnijos, Laikščių, Lykšilio, Vicodžio, Kalniškių, Šaukinų, kaimo bendruomenių nagingieji auksarankiai, supažindinantys su savo sukurtais rankdarbiais, apylinkių kulinariniu paveldu, bendruomenių veikla.
Šaukėnų kultūros centre surinktos Šaukėnų seniūnijos kūrėjų tautodailės dirbinių fotografijų parodos. Buvo demonstruojami apie Šaukėnus ir Šaukėnuose sukurti filmai. "515 metų tai nedidelis laiko tarpas žmonijos istorijos mastu, bet pakankamai solidus žmogiškąja prasme. Žengiant Šaukėnų miestelio 1000-mečio link, istoriją kurs šių dienų šaukėniškiai.